pernai metais debiutavai Lietuvos plaukimo rinktinėje trumpo vandens baseine. Ar tikėjai, kad 16 metų pakliusi į Lietuvos rinktinę ir apskritai ar to siekei? Buvo vienas iš tikslų jau sudalyvauti suaugusių varžybose, bet norėjau tai padaryti turėdama normatyvą. Bet labai faina, kad federacija mane pasiėmė su estafete, pabandyti sudalyvauti pasaulio čempionate. Tai tikrai buvo labai smagu, labai džiaugiuosi ir esu tikrai labai dėkinga, nes labai daug patirties pasisemiu iš tokių varžybų, savo didesnės motyvacijos. Tai tikrai labai pasisemiu. Kokia tavo motyvacija yra? Tiesiog tobulėti kaip asmenybė labiau, o ne kaip rezultatas ar kaip, nežinau, kaip, ar ten medaliai, ar ten pirma vieta. Tai aš manau kaip asmenybė labiau mane motyvuoja labiau kaip, nežinau, tobulėti kaip asmenybė. Tai plaukimas tau padeda tapti asmenybę? Taip. Disciplina, tikslas siekimas ir panašiai, taip? Taip, nes su plaukimu aš labiau ir save pažįstu ir ne tai, kad aš silpna, jeigu to nepadarau, ar aš stipri, jeigu tą padarau, bet labai save pradėjau analizuoti, tapdama plaukikė, tai tikrai dar ir iki dabar analizuoju, tikrai yra dar daug kur tobulėti, bet labai smagu, kad pasileidau į tą savęs ieškojimo kelionę. Su rinktinė atvažiavai į pirmą savo pasaulio čempionatą. Ilgo vandens, rimta, tarp suaugusių. Jau vieną startą turėjai, laukia dar. Šiandien kalbėjausi po starto su Silvija Tetkevičius. Jin taip pat startavo estafetėse ir sakė, nepalyginsi starto individualioje rungtyje ir estafetėje. Kaip tau? Dar kol kas neturėjau savo individualaus plaukimo, tai irgi bus įdomu pažiūrėti. Bet, su estafetė yra tikrai žymiai smagiau, yra, taip neapsikrauni, kad viskas dabar yra, viskas nuo tavęs priklauso, tai gal dėl to yra estafetėse šiek tiek ramiau. Yra ir žmonių, kurie tave žymiai labiau padrąsina, tai labai buvo smagu eiti 4x100 į estafetę, nes tikrai buvo žmogus, kur labai motyvavo, labai nuteikė gerai ir tikrai buvo labai smagu plaukti. Tai buvo Rūta? Taip. Atvažiavai į suaugusių čempionatą, turi pakankamai daug plaukimų. Kiek tu pasitiki savo jėgom ir apskritai savimi pasitiki? Tarp suaugusiai būdama. Aš suprantu, kad ten Europos čempionate tarp jaunimo viskas tvarkoja, bet čia suaugusiai, čia labai rimtas čempionatas. Kiek to pasitikėjimo turi? Manau, turiu pakankamai. Dar dirbu su tuo, kad labiau dar savim pasitikėčiau, nes tikrai man trūksta to savim pasitikėjimo. Bet aš manau, kad tokios ir varžybos ir parodo, kiek tu gali savim pasitikėti, kad tikrai tu atvažiavai čia tam, kad, tu atvažiavai, nes tu tikrai gali, esi stipri, tave pasiėmė, ne vien tik dėl to, kad tu ten laimi medalius ar panašiai, o mato, kad tu, tikrai turi kur tobulėti, turi, kad dar turi kažko daugiau. Ir aš manau, tas ir duoda to didesnio pasitikėjimo ir smagu tas. Kiek to pasitikėjimo prideda, tarkim, buvimas su tikrais veteranais, su autoritetais ir pati atmosfera rinktinėje? Labai daug prideda, nes parodo, kad plaukimas nėra tas, kad vien medaliai, arimas, skausmas ar panašiai, čia yra labai smagus pasimėgavimas, nežinau. Ir iš to galima, ne vien tik neigiamas emocijas pasimti. O kas labiausiai patinka rinktinėje būti su tais žmonėmis? Labai smagu.
Labai labai smagu, šiaip labai faina, juokinga, labai daug prisižvengiam, tai kažkaip nežinau, visi labai nebijom nei vienas kito paklaust, pasveikinam vienas kitą, ten palinkim sėkmės, nu kažkaip geriau, smagiau tikrai. Rūta juokavo, kad pradėjo šnekėti su panevėžietišku akcentu. Kaip tau yra? Nu, aš iš stovyklų irgi, kai važinėjau su panevėžiečiais į stovyklas ir į kitas varžybas, tai būna, kad grįžti ir toks kažkas ne taip, nu, bet praeina. Artėja tas metas, kai baigsi vidurinę mokyklą, gimnaziją. Ką darysi toliau? Ar yra planų važiuoti į Ameriką treniruotis? Ar likti čia, ar dar kažką, ar jau svarstai apie tai? Tikrai svarstau, jau ir dabar yra susidomėję keli universitetai, bet esu dar tik 10 klasėje, dar pagal jų taisyklės nieks negali manęs kalbinti, nieks negali manęs ten siūlyti jokių universitetų, bet tikrai įdomu, labai domiuosi tuo, tai laukiu, kada baigsiu 10 klasę, kada jau pradės rašinėti mano universitetai, bent pasišnekėti, ar ten paklaus kokios ten sąlygos, gal nuvažiuoti, pasižiūrėti ten tą visą aplinką, tai tikrai domina tas Amerika, bet turiu ir antrą pasirinkimą, likti Lietuvoje, kuris irgi nėra, manau, labai blogas, netgi, manau, irgi taip pat kaip Amerikoje būtų, bet nežinau. Žiūrėsim, dar toli, dar kažkaip nenoriu labai apie tai galvoti, nes noriu dar pasimėgauti, kol dar jauna. Ar galvoji jau apie tai, ką tu studijuosi, ką tu norėtum studijuoti? Galvoju, norėčiau studijuoti visai psichologė būti, bet nežinau, ar norėčiau sporto psichologė būti. Kodėl? Norėčiau kažkur, gal baigus sportą, kažkur kitur save, bet irgi, žiūrint, gal man, nežinau, kaip tik norės padėti sportininkam užaugus ir savo patarimų kažkokių duoti. Neseniai čia kalbėjom su tavo kolega Mantu Kaušpėdu, jis papasakojo apie savo būdus atsipalaiduoti, susikaupti varžybom. Kokie tavo pomėgiai yra apskritai? Skaityti. Mėgstu skaityti ir daug mėgstu skaityti. Ką skaitai? Per varžybas tai mėgstu labiau nukrypti nuo ten psichologinių dalykų, tai romanus skaitau. Tai... Turi savo kažkokią mėgiamą knygą, kurią perskaitai daugiau negu vieną kartą? Ne. Visas. Kažkaip perskaitau ir norisi kažko kitokio, kad vėl kažkokį kitą gyvenimą nugyventi.